Norėčiau dabar dar papasakoti apie švarę spalvą ir nešvarę, sąmoningai, kabutėse, nešvarę, bet vis dar gražią. Tai norint susimaišyti labai švarę spalvą, akivaizdu, kad reikės švaraus skiediklio, nesutepta jokia spalva. Mums reikės labai tokio dar švaraus teptuko ir drobelės arba tam skirto aliejiniai tapybai popieriaus. Ir pabandom pakalbėti apie tai, kas yra švari spalva ir nešvari spalva. Norint sąmoningai išgauti švarę spalvą, tai visą laiką turi būti švari paletė, švarus skiediklis, turi būti švarus teptukas ir visą laiką jisai turi būti valomas į skudurėlį. Tai tapant normaliai, stovint prie molberto, skudurėlis turi būti rankoje ir šitas judesys, jisai yra tiesiog įprastas, turi tapti. Taigi, vėlgi, aš pasiemu skiediklio, truputėlį jo pasidedu ant paletės ir žiūrėkit, aš turiu mėlynų spalvų giminę. Turiu labai gražų ultramariną. Nusivalau teptuką. Turiu labai gražų kobaltą. Turiu nuostabų cerulėjimo spalvą. Turiu karališką mėlyną, puikiai dengiančią ir tikrai labai labai gražią spalvą. Jos po vieną yra ryškios, gaivios ir tuo pačiu turi tokią atvirą energiją. Na, pati spalva, jinai spinduliuoja atvirumu. Jeigu aš sumaišysiu visas mėlynas, kiek aš turiu, spalva niekados neužsiterš. Jinai tik tai įgaus dar tokių kitokių dimensijų ir minkštumo, kietumo ir mes jau galim manipuliuoti ar padaryti truputėlį ją šiltesnę ar padaryti skambesnę, pridedant daugiau ultramarino. Ar ne? Čia grynas ultramarinas, čia jau pramaišytas ir nuostabiai skiriasi ir atsiranda tokio tikrai visai kito svorio. Galiu ir baltos įdėti, nieko neatsitiks. Spalvos, švaros kokybei, baltos įdėta. Galim dar daugiau įdėti, kad jūs akivaizdžiau pamatytume. Štai fantastiško grožio mėlyna. Ir ką daryti, jeigu mums reikia tą atvirą spalvą trupučiuką uždaryti, trupučiuką nuraminti? Ar ne? Ką mums daryti? Labai paprasta. Aš galiu dėti bet kurios iš šiltos spalvos, iš priešingos spalvos šaltai atspalvę, ar ne? Arba žalsvą, vienokį, kitokį, trečiokį, arba kažkokį rausvą. Aš pabandysiu įdėti labai labai nedaug, mažas taškelis ir pasidedu tarsi truputėlį atskirai, nes norėčiau, kad jūs pamatytumėt, kas darosi su spalvos ryškumu. Kas bus, jeigu aš įdėsiu daugiau dar raudono. Gal čia per daug, ar ne? Galima visą laiką grąžinti. Žiūrėkit, nuostabi pilka, pilkėjanti spalva. Ne? Nusivalysiu teptuką, nes noriu parodyti jums, kaip spalva kinta, integravus truputėlį žalios spalvos. Tai pavyzdžiui, anglų žalios paimsiu taškelį, pasidedu šalia ir įmaišau mūsų buvusios spalvos ir žiūrėkit. Matot, visai kita kokybė. Galim šviesinti, bet jau ant teptuko yra žalsva atspalva
ir spalva yra visai kitokia. Pabandykim įdėti olive. Ir žiūrėkit, kokio grožio pilki atspalviai gaminasi. Ką daryti, jeigu jie yra per tamsus? Akivaizdu. Galim šiek tiek įdėti baltos. Nuostabu. Noriu grąžinti melsvumo. Laisvai, prašom. Bet ar jinai grąžinsis iki tobulos šitos karališkos, nes dabar aš šviesinu būtent su karališka spalva. Ne, jinai jau tokia nebebus. Ir kas man labai patinka tapyboje, jeigu mes turime spalvą, aš dabar uždėsiu tokį didesnį tarsi plėmą, nusivalysiu teptuką, nusivalau teptuką neplaudama jo, bet tik tai bakst į terpentiną, į skiediklį ir vis pavalau, nes skiediklio aš nenoriu užteršti. Gal man dar jo reikės ilgam ir reikės jo švaraus. Žiūrėkit, dabar ant teptuko aš turiu pasiėmusi karališkos spalvos, gryną spalvą ir ant tos, kur aš šviesinau žalsvus ir melsvus atspalvius, aš uždedu grynos spalvos. Ir tik tokiu atveju jinai galėtų suskambėti vėl kaip švara. Tapyboje šviesa yra spalva, gryna spalva yra šviesa. Ir štai labai toksai, sakyčiau, paprastas ir geras pavyzdys, kaip staiga susišvietė. Kas bus, jeigu įdėčiau į šitą vietą baltos, jinai jau būtų kitokia, ta šviesa. Nuostabu. Tapyba tai yra spalvų alchemijos, spalvų pažinimas, esmės pamatymas. Ir būtent taip žaidžiančius gali tikrai drąsiai namuose savo bandyti sujunginėti tas spalvas, įmaišyti dar kažkokių labai netikėtų, pavyzdžiui, esmeraldo ir visai neišsigąs ir galvoti, kas bus, jeigu aš esmeraldą pramaišysiu su dangaus mėlyna ir kokį aš gausiu atspalvį, o kas bus, jeigu aš paimsiu esmeraldo spalva žalia yra šalta, tai aš visai nebijau su mėlynais maišyti, ar ne? Ir dėsiu karališkos arba gabaliuką ceruleumo, kokie gaunasi gražus malachito atspalviai. O jeigu dar įdėsiu šalia citrinos, esmeraldo ir baltos ir gal dar karališkos spalvos. Pažiūrėkit. Taip galima eksperimentuojant nuvažiuoti į žalias spalvas ir į niuansus, prabalintus, praryškintus, pratamsintus. Dar truputėlį porą žodžių apie tamsią mėlyną, vėl nusivalau teptuką, nes ant teptuko yra baltos spalvos ir jeigu yra nors taškas balto atspalvio, jums jau tokia labai tamsi ir nebeišeis, nes baltas užterš tamsą. Turiu labai gražią prūsų mėlyną, indigo praktiškai, bet čia yra prūsai. Pažiūrėkit, labai graži spalva, jeigu aš ją prabalinsiu, jūs pamatysite jos tokią labiau esmę. Ir aš pasiėmu indigo, galiu maišyti su visom kitom mėlynom. Ir jeigu man staiga ateina noras ją pašviesinti, ar tikrai reikia dėti baltos spalvos? Gal užtenka įdėti iš paletėje esančios šviesesnės mėlynos, tai paimsiu ceruleumo gabalėlį, pažiūrėkit. O Dieve, koksai atspalvis. Man vienas gražesnių mėlynų atspalvių yra šis. Pažiūrėkit. Kosminis. Ir gilus,
ir šviesėjantis, ir čia uždėsiu, nepanašus į niekuo. Dar labai fainai žiūrėti, kaip spalvos nedasimaišo viena su kita. O jeigu karališką mėlyną uždėsiu, karališkai mėlynoje yra labai daug baltos, iš tikrųjų tai yra ultramarino mėlyno sumaišta su balta, bet karališkas fantastiško dengiamumo pigmentas. Ir paimsiu ir žiūrėkit, kaip iš karto balina. Bet ar balina taip, kaip balintų balta? Yra truputėlį skirtumų, ar ne? Tai štai. Svarbiausia yra eksperimentuoti ir žaisti.